šeimyną atvažiavome į Druskininkus, į Amberton Green Spa viešbutį. Kiek girdėjom, tai yra vienintelis 5 žvaigždučių viešbutis visose Druskininkuose. O be to, vienintelis Šiaurės Europoje esantis miego spa. Einam, pamatysim įsimylėti miegą. Einam į vidų. Sveiki, atvykę Amberton Green Spa druskininkai. Aš norėčiau truputėlį informacijos apie mūsų inovacijas, kuo jūs turit pasinaudoti. Kiekviena mūsų lova turi savo valdymo pultelius. Paspaudus tą mygtuką pasikėlė galva. Paspaudus šitą keliasi kojas. Galva aukštyn, žemyn, kojas aukštyn, žemyn. Naktį naudojantis vonios kambariu, kad nedegti šviesos visam kambaryje ir nežadinti šalia miegančių, paspauskit mygtuką lemputę. Po lovyte užsidegs blanki žalia švieselė. Jeigu esat pavargę po kelionės, atsigulkit į lovą ir paspauskit programėlę 0G. Lova įsilankstys pagal jūsų kūno formas. Dalį laiko aukščiau laikys kojas, dalį galvą, taip atstatys jūsų kraujotaką. Lovos grąžinimas į pradinę padėtį yra minusas. Kadangi turim išmaniasias lovas, turim ir išmanią patalynę. Pagalvės viena pusė yra šildanti, kita šaldanti, tokią pačią funkciją atlieka ir antklodė. Jeigu naktį netyčia besivartant pajusite šaltį, tiesiog iškokit šiltosios antklodės pusės. Dabar mes praeisime prie jūsų kambario valdymo pulto. Tai čia yra jūsų kambario valdiklis. Čia turit galimybę klausyti savo norimą muzikytę su Bluetooth pagalba. Bluetooth kodas 4.0. Kas liečia garso decibelus, savęs galite nevaržyti. Garso izoliacija yra superinė, jūsų nieks tikrai neišgirs. Relax Music yra mūsų muzika. Garsas didinasi, mažinasi, apšvietimas didinasi, mažinasi. Paspaudus programėlės scenarijų ir palikus įjungti, apšvietimas jūsų kambaryje per parą pasikeis iki 8 kartų. Viskas priklausys nuo apšvietimo lauke. Paspaudus all-off, visam kambaryje viskas įsijungia. Spaudžiu mygtuką, kad jūsų nieks netrukdytų, linkiu jums gero poilsio. Jeigu norėsite, kad jūsų kambarį sutvarkytų, tiesiog išjungkite tą mygtuką, įjungkite šitą. Ateis kambarinės ir sutvarkys jūsų kambarį. Atėjom į gilaus poilsio ir miego kambarį Somnarium. Ir man administracija pakuždėjo, kad šios kapsulės buvo sukurtos japonų mokslininkų, būtent japonų ofiso darbuotojams. Tada, kai japonų ofiso darbuotojai persidirbę pajaučia nuovargį, jie atsiguldavo į šias kapsulės ir 20 minučių gilaus poilsio atstodavo 2 valandas gilaus miego. Taip kad einam išbandysim japonų sugalvotą technologiją. Na ką, atėjom į kineziterapijos salę, esam sportiškai nusteikę, pasiruošę ir girdėjau, kad druskininkai turi tokių vienintelių aparatų visoje Lietuvoje. Tai pažiūrėsim, ką jie gali. Tai va, šiaip mes pagrindė dirbam individualiai su vienu žmogumi. Iš mūsų procedūrų mes turime pilatesą, taip, individualius mankštus palei žmogaus fizinę būklę. Taipogi turime Ikarusą. Su Ikarusu dirbame taip, kad žmogus susideda 3D akinius ir treniruoja iki 88% kūno raumenų. Irgi labai fainas dalykėlis. Taip, ir taipogi turime Huberį. Kiekvienam klientui padarome kūno analizę, pasižiūrime, kokie raumenys silpni, kurie stiprūs. Ir taikome tam tikras mankštas. Individualias, aišku, treniruotės skirtingo grupės raumenų. Sveiki atvykę į hipoksiko kambarį. Čia yra šitas kambarys, išretito deguonies kambarys. Turime mes 2 treniruoklius, taip, yra bėgtakis ir vadinamosios staklės, taip, kur žmogus sportuoja. Pagrindinis akcentas šitoje patalpoje yra kvėpavimas. Per nosį įkvėpti, per burną iškvėpti, taip.
kad kuo labiau būtų kvėpavimo sistemos šokas šitam organizmui. Aš dar noriu labai sužinoti, kodėl Amberton Green Spa Druskininkai viešbutis yra vienintelis miego spa viešbutis visoje Šiaurės Europoje. Ir mums tai padės sužinoti pardavimų vadovė Natalija. Einam, paklausėsim Natalijos. Tai vienintelis Šiaurės Europoje miego spa viešbutis. Tikrai taip, tikrai taip. Dėkuoju labai už tokį klausimą. Iš tikrųjų, vienintelis Šiaurės Europoje miego spa. Aš labai mėgstu šitą posakį holistinis požiūris į svečią. Kas tai yra? Holistinis požiūris į svečią tai ne tik tai kūnas, bet ir mūsų mentalinė sveikata. Kiekvienas kambarys turi ergonominės lovas, lovos turi specialų daviklį, kuris skanuoja jūsų miego kokybę. Tai yra jūsų pulsą, jūsų širdį. Jūs galite pasijungti planšetę, pasižiūrėti, kaip veikia, kaip jūsų miegas, visos fazės miego, ryte atsikėlus, jūs galite matyti planšetėje, kaip jūs miegojote. Dar išskirtiniai mes turim tai, kad pas mus viešbučio baseinas dirba visą parą. Tai reiškia, kad svečias gali vakare, prieš miegą nueiti, paplaukioti, pagulėti į džakuzį. Lygiai taip pat ryte atsikėlęs, jis gali nueiti į 6 ryto ir 5 ryto. Išskirtiniai tai, kad mes randamės pačioj gražiausioj ir ramiausioj Druskininkų vietoj. Tai yra santoka dviejų upių, Nemunas ir Ratnyčėlė. Nėra pravažiuojančios dalies, pastatas labai yra įdomios konstrukcijos, dizaino. Tai reiškia, kiekvienas kambarys bus išskirtinis ir ką jūs rasit mūsų viešbutį, tai išskirtinį dėmesį personalizuotą kiekvienam svečiui. Nuo tik atėjimo ir išlydėjimo. Tai tiesiog Amberton Green Spa Druskininkai tampa jūsų namais, pakol jūs pas mus būsit. Tai tikrai tai garantuoju ir tikrai labai kviečiam visus apsilankyti svečius ne tik vasarą, bet ir žiemą, atrasti savo laiką, būtent savo, padėkoti ne tik kūnui, bet ir mentaliniai sveikatai, kas yra labai svarbu. Simačių šeimyna jaučiasi gerai išsimiegojusi ir pailsėjusi Amberton Green Spa Druskininkai viešbutyje, o dabar metas pramogoms. Einam pažiūrėsim, ką druskininkai turi pasiūlyti iš lankytinų vietų. Ir pirmoji vieta, tai yra golfo Vilkės klubas. Ir einame pasikalbėti su Gabrielė, jau mūsų laukia klubo direktorė, kuri papasakos apie visą klubo veiklą. Einam. Sveiki atvykę į Vilkės golfo klubą. Sveiki, Gabrielė, mums labai malonu lankytis. Vilkės golfo klubas. Papasakokit biškį plačiau apie jį. Taip, tai mes esame 18 dubučių tarptautinių standartų pripažintas golfo aikštynas Lietuvoje. Vienas iš 5. Mūsų pavadinimas kilęs nuo Vilkės upelio, kuris teka per visą aikštyną, nuo Vilko ežero, kurį rasite štai tame miške. Ar norint žaisti golfą Vilkės golfo klube, reikia būti profesionalu, ar galima ir mėgėjų ateiti? Gali žaisti visi, tik tai reikia išsilaikyti žalios kortelės kursus, kad susipažinti su etiketo, taisyklėmis ir bendra golfo teorija. O būna taip, kad žmonės neišlaiko kursų ir negali niekada patekti į aikštyną? Niekada. Mūsų treneriai yra profesionalai, kurie išmokys visus, nuo mažiausių vaikų iki seniorų. Supratau. Aš mačiau labai daug mažų vaikų žaidžiančių golfą. Kas šiandien vyksta? Kokia šiandien diena yra? Šią savaitę vyksta ypatinga šventė, pas mus galima tai pasakyti. Kartu su Lietuvos golfo federacija organizuojame jaunimo atvirąjį čempionatą. Tai ateinančias 3 dienas vyks pas mus tarptautinis čempionatas. Tai šiandien yra pirmasis raundas, penktadienį bus finalinė diena. Fantastika. Norėčiau palinkėti iš karto sėkmės finalistams. O Gabrielė, o dabar norėčiau, žinokit, galų gale išmokti smūgiuoti ir gal galų gale išpildyti savo svajonę, patekti į didįjį golfo lauką. Žinome, eime. Einam, pasibandysim. Nu ką, kamuoliukų turim, kas dabar? Dabar mums reikia lazdų. Mūsų golfo aikštėje galite išsinuomoti lazdų komplektą ir tuomet galėsim pradėti treniruotę. Nu ką, einam treniruoti. Eime.
Nu ką, druskininkų pramogos jaunuosius nuvarė visiškai nuo kojų ir užmygdė, o tėvelius išaldino. Einam į Etno dvarą pasižiūrėti lietuviškų nacionalinių patiekalų. Nu ką, prikimštum savo pilvus lietuviškais patiekalais, o dabar atėjom į tėvelių rojų. Į Druskininkų Etno dvaro alaus bravorą. Aš girdėjau, kad Biržuose gerą alų daro, bet druskininkai... Einam, pažiūrėsim. Einam. Etno bravaro komanda sakė, kad šitas kvietinis alus savo savybėmis nei kiek nenusileidžia aukščiausios kategorijos vokiečių aludariams. Paragaukime. Nemelavo. Tyrinėdami druskininkus, sužinom dar vieną labai įdomų dalyką. Pasirodo, nuo pat akvaparko iki pat Snow arenos galima pakilti šiais ekologiškais lynais. Kilimas vyksta apie 8 minutės laiko, per tas 8 minutės laiko įveikiamas daugiau nei 1 kilometro atstumas, persikeliama per Nemuną, per Pušyną ir taip pat susipažįstama su druskininkais ir ekologiškai yra pasiekiama Snow arena. Taip, kad mes jau užsakėm bilietukus, stovim į eilę ir kelsimės į Snow areną. Žiūrėjau. Nu ką tik tai pasikėlėme linų keltuvais, pamatėm, kaip druskininkai atrodo iš 50 metrų aukščio, o turbūt jūsų jau įgudus akis pastebi, kad mes esam prie dar vieno legendinio druskininkų pastato. Šis didžiulis pastatų kompleksas, pastatytas 2011 metais, laukia ne tik tai profesionalių ekstremalaus sporto mėgėjų, bet ir tokių šeimų kaip mes. Didžiulės slidinėjimo trasos, laukia Simačių šeimynos ir einam pasižiūrėti, kaip atrodo žiema vidury vasaros. Einam vidų. Vasara man yra pats geriausias metų laikas, bet turėti žiemą, kada tik tai nori, yra kažkas neįtikėtina. Sveiki atvykę Druskininkus. Vaikščiodami po Druskininkus atsiminėme dar vieną ikoninį pastatą. Tai yra Druskininkų vandens parką, viešbutį ir spa. Šitas didžiulis pastatas yra tarsi mikrosistema po vienu stogu. Konferencijų salės, maitinimo įstaigos, viešbučiai ir šis gražuolis vandens parkas. 16 metų patirtis, 19 skirtingų pirčių,
30 000 kvadratinių metrų erdvės ir 30 laipsnių tropinis karštis leis mums pasijusti, tarsi būtume Egipte. Nu ką, ponios ir ponai, jeigu išeis šis epizodas, tai reiškia, aš nusileidau saugiai. Nu ką, mūsų pažintis su druskininkais eina į galą, Herkus jau yra išalkęs ir džiaugiasi vasaros malonumais, o mes apsilankysim druskininkų restorane Velvetė, ten, kur susipažinsime su savininku Remigijum, pažiūrėsime jo unikalų požiūrį į maisto gaminimą ir Herkus galų gale pavalgys ir vėl bus šilkinis vaikas. Einam. O kaip sugalvoti, pavyzdžiui, druskininkose atsidaryti restoraną, Vilnietis būdamas? Nu taip kažkaip aplinkybės susiklostė. Turėjom tokią seną svajonę, pabandėm. Manau, kad pavyko. O toliau jau viskas nuo svečių palaikymo, nuo savivaldybės. Koks, pavyzdžiui, pagrindinis ingredientas yra, kad būtų restoranas sėkmingas? Optimizmas, geri svečiai. Ir daug darbo, jo, geras maistas. O jeigu, pavyzdžiui, reikėtų pasirinkti top 3 patiekalus iš čia, kas būtų tokie? Tai ko gero silkės užkandis. Paragausim šiandien, ne? Taip, paragausim šiandien, ta pati duona ir tas, nežinau, iš tikrųjų jautienos kulninė galbūt. O mes esame pačiam druskininkų centre, ne? Ar sudėtinga buvo atrasti patalpas šitas? Ne, nesudėtinga. Čia mums tiesiog turbūt, kai ten sako, kai žinai kryptį, tai ir vėjas būna palankus, tai mums pasisekė, mes įsikraustėm čia ir tikimės išlikti kaip reiškinys dar ilgą laiką. O kelintus metus priiminėjat svečius jau? Nu, startavom 12 sezoną jau. 12 sezoną? 12 metų? Taip. Kaip per koroną sekėsi? Na, gerai. Nepradėjot rūkyti? Ne. Ne, turim šaunų kolektyvą, jisai susikaupė, palaikė, darėm namų darbus, ruošėmės ir svečiai skambindavo ir klausdavo, kaip sekasi. Tai kažkaip visai pradžiai buvo baisu, bet smagai. O pasakot dar apie pečių, kad turit Malkinį, ne? Tai ten kepat pizzas? Taip. O dar ką nors kepat tą pečių? Tai kepam, stengiamės išnaudoti maksimaliai, kadangi krosnis, pečius nepolietiškos stiliaus, malkom kūrenama, tai tos šilumos turim daug. Pizzas kepam aukštoj temperatūroj, virš 450 laipsnių. Kai atvėsta, kepam duoną. Kartais kažkokius troškinius darom, mėsos, kartais dzūkiškos šuškės, dzūkiška banda, tai visokių, babka, tai visokių čia. Tai pasikalbam apie sūrius. Šitie sūriai, ar jie yra vietinės gamybos? Tai jo, čia yra vietinės gamybos sūriai. Sūris gamintas 25 km nuo druskininkų. Sūrinė jauna, bet pakankamai patyrusi. Dviejų, reiškės, technologijų sūriai. Tai sūris gamintas pagal rakletę. Rakletės technologija prancūziška arba šveicariška gruyero technologija. Tai šiuo atveju yra karvės pieno sūris, skirtingų brandinimų. Yra 3 mėnesių, yra 5 mėnesių, yra 7 mėnesių. Tai jie visi skirtingi. Ir juos visus galim ir dar daugiau jų paragauti sūrio festivalio metu, kuris vyksta kasmet, maždaug ties Žolinė, kai jau
reiškia, šienai paruošti, kai sūriai pagaminti ir kai pirkėjai nusiteikia ragauti, tai tada galima potauti, ne? Jo, tada galim potauti. Tai čia yra unikalus produktas, šiuo atveju dzūkiškų pievų, dzūkiškų šilų žolė ir visi kiti gardumynai sudėti ir meilė į tą produktą. Tai vat skanaukit. Druskininkuose su savo šeimyna praleidome 3 turiningas dienas, per kurias tiek ir fantastiškai pasilsėjome, tiek ir apsilankėm kurortų jau turbūt legendinėse vietose. Po šių 3 dienų mūsų šeimyna suprato vieną. Kam važiuoti kažkur kitur, jeigu yra druskininkai. The story's just enough.